Tęsiant pradėtą informaciją, ką aš noriu pasakyti. Po 40 metų prastėja medžiagų įsisavinimas, prastėja virškinimas, o kraujotakos sistema, širdies kraujagyslių sistema ypač jautri, kai trūksta B grupės vitaminų, kai yra organizmo užrūgštinimas, kai kraujo kokybė nukrenta iki tiek, kad smegenys neaprūpinamos deguonimi, tada didėja, kraujo spaudimai, širdies problemos ir nereikia laukti, kada atsitiks nelaimė. Pradėti prevenciškai reikia nuo pat pradžių. Ir tokiu būdu stiprindami mes pastumsim šitą problemą vis toliau į senatvę. Ir aš noriu užtvirtinti, kad geriausias gydymas tai diagnostika ir prevencija ir nesulaukti, kad būtų rimtos problemos reikalaujančios operacijų ir stiprių intervencijų. Kreipkitės dabar.